Greičiausiai reikėjo naikinti šitą lauką. Atrodė, kai vaikštai normaliau, bet kaip jauni, tai čia viską. Nu, čia biškai dar daugiau tos. Realiai darom smulkinimą, nebedaug liko viena pradalgė. Reiks eit sietus valyti visus dabar, nes važiuosim jau į normalesnį. Paskutinis laukas bus likęs apie 9 hektarus, gal kokius, gal mažiau. Ir bus rapsas baigtas. Nu, čia gal kokią toną iš hektaro ir gausis. Bet ką dabar? Nieko. Life is life. Pamokos. Brangios pamokos. Bet kol ant savo šiknos ko nors nepabandysi, tol ir nesuprasi. Kad tas negerai, gali bet ką tau pasakot ir vis tiek, kol pats neįsitikinsi, tai tol atrodo, kad viskas yra gerai ir turi būti gerai. Čia realiai, kur visur balanda yra, tai ten šliuožų išėsta tarpai. Čia reikėjo naikinti pavasarį tą lauką, bet nuo vietom aš šitaip jau buvo, tai atrodė, kad galbūt jis iššakos, galbūt dar kažkas, bet nepavyko, jam čia nepavyko. Nu, va, iki čia turbūt šliužai nedaėjo, nes ten laukas, tai ten buvo špacelijo žaidinčios kitą veislę. Aišku, priešselis kitas šiaudų mažiau, ten informeris čia reformas buvo. Panašas tas pats, bet šiaudų kiekis visai kitas. Čia LG Auklandas. Ir supras kaip nori. Šokam į kviečius. Rapsas nupjautas. Varom kviečius. Čia turi būti rapsų laukai, tai pjaunam ankstyvąją Arkadiją. Kol kas derlius stebina, nors atrodo iš pažiūros taip vietom potuščiai, porečiai, bet pakyla, rodikliai būna ir 9 tonos. Kas yra šiemet, tai gaunasi, kad grūdas paprasčiausiai stambus. Kada grūdas stambus, nu, vietom pažiūrėkit. Momentinis neblogas, tai vadinasi vietų neblogų yra. Drėgmė apie ryte buvo 16, dabar jau bus apie 14, reikia skambint, kad jau pilsim į angarą tiesiai. Prikūliau ir kulu realiai 5-7 tonos į valandą, apie 100 tonų dirba kombainas. Palei vietą, aišku, priklauso. Prikūliau jau apie 116 tonų, tai įdomu, reikės patikslinti vakare, pažiūrėsiu, koks skirtumas. Čia gali būti, kad ir daugiau truputį rodo. Tai pasitikslinsiu su svarstyklėm, nes sveriam kiekvieną mašiną. Įdarbinom fūrą pirmi metai, tai žiauriai smagu. Perkrovimas dirba pilnai, tai idealiai. Trūksta dar vieno žmogaus, kad iš paskol su akėčiu varytų ir praakėtų, bet nu, jau dabar taip yra šį sezoną. Tai vat, padėjo tas lietus paskutinis. Tikrai užmetė ant derliaus, nu, ant viso grūdo pildymo, tai rapsu nelabai galim džiaugtis, bet kol kas kviečiai atrodo neblogai, aišku, parodys vakare svarstyklės viską, tiksliausiai.
Čia laukas yra po pupo, apie 130 veiklios yra gavęs, vienas fungicidas ir vienas trumpinimas ir tai ta norma sumažinta. Bet čia yra po pupų, tai pupos automatiškai labai geras priešstelis. Tai iššoksim paskui prieš po miežių, tai manau skaičiukai nebus jau tokie geri. Tai kiek čia turim tų valandų? Beveik 3 nakties. Turim 53 hektarus. Sąskaitoj 53 hektarai. Paskutinis važiavimas. Šiaušim namo. Iki lietaus visai neblogai padirbėta. Sudeginau lygiai vieną baką. Čia va kuras. Tai visai neblogai skaičiuojasi kažkas 13-15 litrų. Čia naktį daugiau jau pradėjo imti. Šiaip dieną skaičiau, tai 13 litrų. Tai tiek. Ačiū, kad žiūrit. Susitiksim kituose epizoduose. Iki.